čia, reiškia, ir naujasis švietimo įstatymas taip pat dar labiau išryškina bendruomenių įtaką. Ten net parašyta tokie žodžiai, kad remiantis, kai kalbam apie pertvarką, apie tinklo kūrimą, remiantis bendruomenių nutarimai, reiškia konsultacijos, vis apie tai vyks bendruomenės, minimas. Bet kažkaip tai to nevykdoma. Nereikia net naujo švietimo įstatymo. Iš tiesų įstatymo, kurie kalba apie bendruomenės įtaką, yra daugiau viešo administravimo įstatymas ir šitas straipsnis, kurį nuolatos minėjo Seimo kontrolierius. Jau jūsų problemą, reiškia, tyręs ir paskelbęs išvadose, kad vis dėlto valdžia darė tik tai imitaciją, o ne konsultacijas. Tai pasakyti, kad susitikom, reiškia, davėme informaciją ir laikyti tai kaip susitarimą arba pritarimą, nu, tai yra jau spekulacija, pasakyčiau. Taigi, sakykime, netgi pasižiūrėjus į vietos savivaldos įstatymą, kiek yra principų, dėl ko, sakykime, eina žmonės į politiką, į tarybą. Leiskite keletą jų priminti. Tai gal atrodys šiek tiek komiškai, pasižiūrėjus, kaip, sakykime, praeitoji taryba laikėsi šitų principų. Nu štai, principas atsakingumo savivaldybės bendruomenė. Kitas, 11. Viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ir jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešo administravimo subjektų atskirų valstybės tarnautojų darbą. Ir taip toliau, taip toliau. Jų tenais išvardinta gal keletas. Taigi, ir mes dar kartą reikalaujame, suformavę reikalavimus būtent tų principų ir įstatymų vykdymo. Taigi, aš juos jums paskelbsiu, aiškiai ir trumpai. Piketo leiskite mūsų vaikams mokytis mūsų mokykloje dalyvių reikalavimai. Pirmas. Įvykdyti pažadą, nedrausti formuoti 5-10 klases Raseinių pagrindinėje mokykloje, vadovaujantis parengtų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 11 dienos sprendimu 55. Dėl Raseinių rajono savivaldybės mokyklų steigimo reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo 9-12 metų priemonių planų patvirtinimo, priedo pakeitimo ir pratęsti reorganizacijos terminą iki 2015 metų. Antras. Iki 2011 metų balandžio 30 dienos sudaryti konsultacijų grafiką gegužės mėnesiui su Raseinių miesto mokyklų bendruomenėmis, dalyvaujant rajono savivaldybės vadovų dėl mokyklų perspektyvų. Trečias. Mokyklų bendruomenėms raštu pateikti išsame analizę ir aiškius variantus dėl mokyklų pavadinimų tipų vykdomų programų po reorganizacijos, atsižvelgiant į pačių bendruomenių siūlomus variantus po 2015 metų. Visą informaciją plačiai visuomeniai pateikti per žiniasklaidą, rajono spaudą, krašto televiziją. Tai tokie pagrindiniai reikalavimai ir aišku, pirmas ypatingai, tas pažadas, kuriuo lygtais mes sulaukėme, parengtas švietimo skyriaus vedėjo projektas, kad nedrausti formuoti nuo 2011 metų rugsėjo 1 dienos 5 klasių, apskritai tenais neįvardinta, nedrausti formuoti klases. Ir kaip jau minėjau, jis buvo parengtas motyvuojant, kad jeigu prasidės švietimo įstatyme pertvarka iki 15 metų. Taigi jisai buvo parengtas. Bet iš 2 tarybos posėdžių tas projektas buvo išimtas. Ir dabar kažkaip tai jisai pamirštas. Tai vat,
tas reikalavimas būtent ir yra prisiminti ir įgyvendinti pažadus. Štai matau mūsų